Sveiki! Su jumis SVC komanda ir jūs žiūrite video apžvalgą, kurioje mes dalijamės svarbiausiais įvykiais styginio transporto ir SVC įmonės gyvenimo istorijoje. Laidoje žiūrėkite, UST Incorporated plečia bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis. UST transporto sistema Nepale. SVC surengė susitikimus su Maiklu Bengu Vidurinės Azijos miestuose. Negaiškime laiko ir einam prie pirmo įvykio. UST Incorporated viešų ryšių centras praneša apie atradimą įmonės personalo politikoje. Sekančia aukštąja mokykla, su kuria įmonė pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo, tapo Baltarusijos universitetas. Parengta ekspertinė medžiaga apie Nepalo transporto sistemos gerinimą. Šalyje klostosi aštri ekologinė situacija, miestuose, ypač Katmandu, kenksmingų dalelių koncentracija viršija Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas 8-9 kartus. UST Incorporated specialistai pasiūlė įdiegti šalyje UST kompleksus, kurie turi pakeisti dalį miesto transporto, kuris yra pagrindinis taršos smulkiomis dalelėmis šaltinis. Oš, Biškeke, Almati, Astana ir Fergana miestuose įvyko 2 dienų seminarai, kuriuose dalyvavo SVC ekspertai ir tarptautinio lygio verslo treneris, pirmaujantis pardavimų ir lyderystės ekspertas Maiklas Bengas. Panirimas į ekosistemos pasaulį vyko kartu su pripažintais srities ekspertais, SVC vienu iš steigėjų Aleksejų Suchodojevu ir SVC tinklo vystymo direktore Jelena Pičiuškina. Tai buvo pagrindinės šios dienos naujienos. Būtinai spauskite patinka šiai laidai ir rašykite komentarus. Iki susitikimų!